7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Mes galbūt kažkaip pavargę, nes tikrai netrodė šviežas, tai vis tiek mūsų tas ganėtinai aktyvi gynyba visas rungtynės gal kiekvies ir išvargino. Bet aš manyčiau, kad mes irgi neblogai vykdėm rungtynių planą pačiame gale, kur norėjom atakuoti tam tikrus žaidėjus, pavyko juos užatakuoti ir aišku, išspręsti tas panašumo situacijas mūsų naudai. Francisko psichologija aukščiausių lygių, nes pro šalį 0-0 su gale padarė savo. Tai mes visi kartuojam, kad jiems reikėjo jau išlaukti. Irgi kažkiek jisai pats ir nervinasi, galbūt galim sakyti, kol pergyveno ypač pirmą pusę, bet visi mes žinom, pas ką ketvirtam kėliny bus kamuolys ir kas spręs rungtynes, tai aš jam pasakiau. Ir nenoriu skambėti, kad išpranašavau, bet ne pirmą kartą jau žinau, kad taip turi būti. Pasilyginom Ąžuolą su Šengelija ir šiandien blokas net buvo. Tubelių prieš tą. Taip. Gera dvikova, gera mikrodvikovas, gal kažkiek panašaus stiliaus žaidėjai, vienas vyresnės kartos, kitas jaunesnės, tai abu turi ką pasiūlyti. Tai aš sakyčiau, kad mano akimis tai Ašis yra vienas iš geriausių ketvirtos pozicijos žaidėjų lygoje, tai šiandien irgi galėjom tai įsitikinti. Francisko 32 minutę tik atsidarė taškų sąskaitą, pats sakė, kad teko raminti, jis matėsi vizualiai, kad labai išgyveno tos momentus, kaip jums pavyko visiems kartu ir jam pačiam perlaužti tą rungtynę eigą gale. Tai aš sakiau, kad tikrai reikia jam tos kantrybės. Aišku, jisai įpratęs yra atakuoti tą krepšį daug, bet varžovai irgi pasirenka tokią taktiką, kad kaip tik tie metimai pas jį neateitų ir jisai nespręstų situacijų vienas prieš vieną, vis dvigubina jį ir panašiai, tai jo darbas buvo nusimesti ir jisai tą darė gerai. Aš manau, visai neblogai išnaudojom tas progas ir kamuolys judėjo. Ir paskui, kaip ir sakiau, kažkiek ir jų gynyba pasikeitė. Jie norėjo, galbūt jau nebenorėjo tų dvigubinimo, nebenorėjo tos rizikos ir būtent tai, apie ką kalbėjom, kad jisai išlauks tų momentų, jeigu jisai gerai nusimetinės kamuolius ir priims tinkamus sprendimus. Tai varžovai turės kažką keisti. Tai jie būtent kažkiek tai ir pakeitė ir matėm, tas pakeitimas atrišo rankas viskas. Netoliesi sėdintis Moses Brightas, dvigubas dublis, ar galėtum sutikti, kad parankus varžovas visai Barcelona jam, kad taip tikrai solidžiai atrodo, dominavo? Jis atrodo jo didžiąją sezono dalį, ta prasme. Kai kovoja, kai ateina nusiteikęs rungtynėms, tai sunkiai sustabdomas irgi žvėris, ta prasme, tai nieko nuostabaus, dvigubas dublis, ta prasme, sakau, kad jisai labai solidus žaidėjas ir sakau, šiandien tas situacijos, kur ir pats poste apsižaidžia ar ne vienas prieš vieną ir pick-and-roll situacijas gerai išskaito epizodus, tai tikrai solidu. Ar ilgai pertraukai įdomu, pikti žodžiai trenerių buvo, ar priešingai ramino jūs, nes vis dėlto nepateisino to, ką buvo numatę? Nelabai, nepasakyčiau, kad nepateisinom. Kodėl nepateisinom? Kad yra lygios rungtynės su Barcelona, ta prasme jau nepateisinom. Ne, tai viskas daugiau mažiau buvo neblogai ir tik tai tiek, kad turėjom susitvarkyti galbūt atkovotus kamuolius po savo krepšių, kur leidom jiem per daug antrų šansų. O šiaip gal kažkiek ir ramybės trūko pirmoje pusėje. Tai treneris būtent tai ir minėjo ir antra pusė buvo šiek tiek kitokia. Tai viskas pertrauka ramu būna? Ne visada, bet šiandien tos ramybės buvo. Barcelonoje Klaiburnas ir Panteris kartu pelnė 7 taškus, šiandien jie po ilgosios pertraukos jau turėjo 20, bet vėliau pavyko pristabdyti. Kaip galėtum įvertinti gynybą prieš jų lyderius šiandien? Gal ir galėjo būti geriau, bet aišku, galiu. Gal ir galėjo būti geriau, bet nežinau, kiek metimų reikėtų pasižiūrėti, išsimetė ar ne, tai yra tos situacijos, kartais tos taškus jie pelnė ir iš sakykime, komandinio galbūt tokio kamuolio dalinimosi ir klauzauto situacijose, bet nepasakyčiau, kad
nepasakyčiau, kad jautėsi, kad kažkuris iš jų labai dominuotų rungtynėse. Tai aišku, kad jie susimės savo taškus, nes tai yra 2 pagrindiniai su Šangelija, dar pridėkim 3 pagrindiniai puolimo ašis ir nenori kažkiek taškų turi tai suteikti, bet ne tiek, kad įsisiaustų, ne tiek, kad išspręstų rungtynės padėti. Prisimenu, kad po rungtynių su Real sakei, kad reikia dar truputį įeiti tą optimalią fizinę formą, pagauti ją, dabar puikios rungtynės vėl, ar galėtum sutikti, kad esi aukščiausiai savo fizinį formą? Jaučiuosi tikrai gerai, sakykim taip, visomis prasmėmis ir jau ritmą pagavau, kas labiausiai turbūt ilgiausiai užtruko, galbūt tas fizinis pojūtis jau buvo anksčiau grįžęs, bet praleisti tas porą savaičių sezono metu be rungtynių, tas yra sunkioji dalis ir paskui jeigu gaunu daugiau minučių, yra kažkiek sudėtinga paskirstyti savo jėgas ir suprasti, kaip tas kūnas reaguos į krūvį, bet dabar tikrai gerai jaučiuosi. Jau kad tik keisti reguliariojo sezono rungtynės, ar dabar didėjo to žiūrėjimo į konkurentus kažkiek? Nežinau, nedidėjo iš tikrųjų, kas iš to, kad žiūrėsim, o nesiruošim rungtynėm, ar ne, tai niekas nepasikeis tą žiūrėjimo, jeigu žaisim taip, kaip žaidžiam, jeigu būsim nusiteikę rungtynėms, treneriai kol kas puikiai paruošė rungtynių planus, jeigu juos įgyvendinam, matom, kad viskas veikia ir nėra ten kur toli žiūrėti. O sakau, tas žiūrėjimas gali ir kartais užliuliuoti, bet šiaip tai, kad ir kiek bežiūrėtum, niekas neaišku, niekas neišsisprendžia, blogesnės atkarpos stipriai gali kirsti per šansus bet kuriai komandai. Tai reikia žiūrėti tas vienas rungtynės į priekį, tą, ką darėm visą sezoną. Žalgiris laimėjo 7 kartą paeiliui namie, tai yra naujas klubo rekordas turnyre. Kaip galėtum įvertinti dabar psichologinę būseną komandos toj lemiamoj sezono stadijoje, kai tikrai sekasi gerai, koks yra pasitikėjimas, bendra emocija? Tai visų pirma, norėčiau padėkoti galbūt sirgaliam už tos, jeigu čia tos 7 pergalės, tai 37 gal sold out, tai skamba įspūdingiau, tai ačiū jam už tą palaikymą ir tikrai tas juntama ir smagu, kad jie ateina jau tokia, sakykime, užsikūrę, išlieja tą energiją ir pastarosiam ypač rungtynėmis tas tikrai jaučiasi, kad kažkur esam labiau atsipalaidavę iš žiūrovų pusės ir tas palaikymas tikrai įspūdingas. O kalbant apie komandos atmosferą, tai aš manau, kad mes labai gerai kol kas jaučiamės kiekvieno savo toj roliai ir ją išpildom, ką treneris, sakykime, kur kartais galbūt strigdavom pirmoji sezono pusėje, norėdavom kažką, kartais vienas, kartais kitas įrodyti, bet dabar tai toks kažkoks yra, nežinau, kažkoks solidumas atsiradęs iš visų ir toks pojūtis. Gal pabaigai, Francisko, vėl matėme, kad šlubčia, ar nėra panikos komandos viduje dėl to? Didžiulė panika. Iš tikrųjų, tai nežinau, čiurną pasukai, nemačiau iš tikrųjų. Tai jeigu žaidžia, jeigu ketvirtam kėliny sprendžia reikalus, tai reiškia tiek to ir skausmo.